Parduodamas gyvenamasis namas Vidmantuose, Žibučių gatvėje. Namas yra 25 arų teritorijoje. Visa teritorija yra gražiai sutvarkyta. Pasižiūrėkit, koks didelis kiemas. Čia galima ir padėlį pasidaryti, esant norui. Namas yra vieno aukšto su mansarda. Į namą užeisim truputuką vėliau. Papildomai yra toks kaip ūkinis pastatas, stoginė, žodžiu, papildomas garažas. Čia irgi tokie kaip pamatai padaryti, galima pirtelę pasistatyti. Tai čia žmonėms, kurie mėgsta technikas turėti, daugiau mašinų, keturatį, dar kažką, vieta ideali. Garažo toks didžiulis džipas tilpa. Ir šiaip visokiem rakandam susidėti. Pačiam name taip pat yra ir dvigubas didelis garažas 50 kvadratinių metrų. Namo stogas dvišlaitis į rytus ir vakarus. Tai vakariniai pusiai vietos saulės elektriniai daugiau negu reikia šito namo išlaikyti. Į garažą yra atskiras įėjimas. Nu ką, einam į vidų, apsižiūrėsim. Užėjus iškart patenkam į prieškambarį. Toliau svetainė. Svetainė tikrai didelė, erdvi. Iš svetainės yra patekimas į lauko terasą, jinai yra vakariniai pusiai. Židinys. Tai name yra šildymas grindinis. Žodžiu, virtuvėje, svetainėje, prieškambaryje grindinis šildymas, kambariuose radiatoriai. Taip pat papildomai ir yra įrengti radiatoriai ir grindinio šildymo zonai, prie lango kolektoriai. Ir jau šilumos čia taip pat daugiau negu reikia. Čia vienas kambarys. Toliau čia antras kambarys. Ir čia trečias kambarys. Tėvų miegamasis su drabužinė. Drabužinė taip pat erdvi. Į drabužinę yra įėjimas ir iš koridoriaus. Toliau koridoriuje yra vonios kambarys ir atskirai tualetas. Toliau keliaujam į virtuvę. Virtuvė taip pat pakankamai erdvi, su valgomuoju. Taip pat grindinis šildymas ir papildomai radiatoriai. Virtuvinės visiškai geros būklės. Ir čia yra įėjimas į garažą. Garažas tai yra wow dydžio su vandens surinkimo trapais. Galima žiemą varytis automobilį. Atitirps, garažas šildomas. Čia katilinė. Iš katilinės yra išėjimas į kiemą. Tą pravažiavimą. Namas šiuo metu šildomas granuliniu katilu. Visam šildymo sezonui užtenka 5 tonų granulio. Tai pagal praeitų metų kainas apie 1500 eurų. Panašiai visas šildymo sezonas. Tai apie 200 eurų, gal sakykime 205 eurų į mėnesį tokiam namui. Namo plotas yra 230 kvadratinių metrų. Čia net iš garažo yra tualetas atskirai.
Na ir dar viena patalpa. Tai yra mansarda, jinai į kadastrą, tai yra į namo plotą nėra įtraukta, jinai kaip negyvenama mansarda, bet žmonės ją įsirengė. Tai čia vėlgi yra apie 130 kvadratinių metrų grindų ploto, naudingo aišku mažiau, kažkas apie 80 turėtų būti. Ir čia vėlgi yra papildoma didžiulė erdvė, laisvalaikiui, vaikams žaisti, šiaip pasidėti, pailsėti. Ir biliardinė, kaip be jos. Tai toks namas šiuo metu yra parduodamas Vytautuose. Visiems, kam įdomu, skambinkit, tarsimės dėl apžiūros, atvyksit ir apžiūrėsit patys.